Taip ir maniau. Nujaučiau. Ačiū. Taip ir maniau. Na, Emilio, Fausto ir Vytauto geriausiam Estijos Robinzonui Rano, geriausiai Latvijos Robinzonui Kristin ir geriausiam Lietuvos Robinzonui Rimoj Vaisiai. Džiau! Galima? Head isu. Aitüma. Ką Rimai, tikrai nuoširdžiai ir tikrai širdies sveikinu, tu laimėjai paskutinę rungtį saloje, tu laimėjai stovėjimą ant rąstų, vieną iš sunkiausių rungčių. Ačiū. Ir jau prieš tai sakiau, kad jos baigtis gali turėti įtakos jūsų likimui didžiojoje salos taryboje. Taigi, Kristin, kuri pirmojo neišlaikė lygsvaros ir nukrito į vandenį, didžiojoje salos taryboje gauna 2 balsus prieš save jau dabar. Ranno gauna 1 balsą prieš save. Tu negauni ne 1 balsą prieš save. Tu šiandien laimėtojas. Taigi, netrukus prasidės didžioji salos taryba. Rima, Gediminas, Irmantai, Ugne. Mr. Omar, Pone Omarai, kur jūs? Visi 3 geriausiai Baltijos šalių Robinzonai jau čia pat ir mes tuoj juos pamatysime. Beprotiškai populiarus saloje. Net laukiniai gyvūnai norėdavo jį pabučiuoti. Be abejo, grįžęs namo jis vėl paišys žinomų žmonių karikatūras, tačiau ir čia negyvenamoj saloj ne kiekvienas yra nuo to apsaugotas. Kristin vienintelė mergina patekusi į finalą. Ji užbūrė kitus dalyvius savo kerais ir sportiškumu. Neprireikė net įdegimo kremo. Jei būtumėt matę, kaip puikiai plaukia arba joja, kaip mat būtumėt supratę, kad jį pasiryžusi laimėti. Deja, saloje žirgų nėra. Tik štai tokie maži gyvulėliai. Eesti Robinson Ranno käes on Est Robinsonas Rano akivaizdžiai pirmauja, be to jam tikriausiai priklauso apsikabinimų pasaulio rekordas. kodus Eestis. Õpib Rano studijuoja Ranno geenitehnoloogias. genetinę technologiją. Gal jam vertėtų pasidaryti savo kloną, juk šitaip susipažintų su dar daugiau žmonių. Rohkemate inimestega. Tere tulemast! Sveiki atvykę į paskutinėje salos tarybą. Taigi, netrukus prasidės didžioji salos taryba. Susitiksim didžiojoje salos taryboje.